Norit įsigyti savo pirmąją lanką, bet neįsivaizduojat kokį? Tuoj aš jums viską paaiškinsiu. Užėjot į parduotuvę, pamatė ten šimtus skirtingų lankų. Jūs nežinot, kokį jį nusipirkti. Aš jums paaiškinsiu, kokie tipai gali tikti pradedančiajam lankininkui. Taigi, rytietiškas korėjietiško tipo, rytietiškas vengriško tipo, plastikinis, neužmušamas, kombinuotas, susirenkantis ir išsirenkantis, labai patogus transportuoti. Užbėgant biškį į priekį, aš jūsų vietoje pasirinkčiau plastikinį snaiką. Bet noriu biškį smulkiau paaiškinti apie kiekvieną čia gulintį tipą. Korėjietiškas tipas. Galima šaudyti ir europietiškų būdų, ir rytietiškų su žiedu. Vengriškas tas pats, bet jisai didesnis, šiek tiek patogesnis pradedančiajam. Kombinuotas, taiklesnis, bet daugiau reikalauja technikos ir pasiruošimo ir skrupuliau reikia rinktis strėles. Mano rekomendacija naujokui yra plastikinis snaikas. Dėl ko? Dėl to, kad jisai yra neužmušamas. Jis atleidžia daug klaidų, kurios darys naujokas. Su juo galima šaudyti daug, žiemą, vasarą. Jis turi aikštelės ir iš kairės, ir dešinės, taigi jisai tinka ir dešinė rankiam, ir kairė rankiam. Kas svarbiausia, jisai nedaug kainuoja. Kaip pirmam pirkiniui, tai labai svarbu. Labai svarbus dalykas perkant pirmąjį lanką yra jo jėga. Aš rekomenduoju pradedantiesiems vyrams pasirinkti nuo 20 iki 28 funtų. Moterim nuo 16 iki 20. Daug šaudant jūs turit jausti malonumą, o ne nuovargį. Nerekomenduoju naujokam pirmojo savo lanko pirkti internetu. Dėl to, kad internetu perkant reikia žinoti labai daug smulkmenų, kurios naujokas nežino. Kitas dalykas, nerekomenduoju pirkti kažkokio labai pigaus kinietiško lanko internetu, nes tai tikrai nebus geras pirkinys. Nueikite į normalią parduotuvę, nusipirkit snaiką, kuris kainuoja nuo 40 iki 50 eurų ir išmokit šaudyti. Toliau jūs jau suprasit, ko jums reikės. Jūs norėsit tapti profesionaliu lankininku arba lankų šaudimas liks jūsų pramoga. Jeigu prieš perkant savo pirmąjį lanką jūs norit pačiupinėti, pašaudyti iš kelių lankų tipų, gauti mano profesionalią konsultaciją, kviečiu jūs pas save. Kaip tai padaryti, aprašyme. Taigi, šiandien iš jūsų laikas, prenumerata ir komentaras. Iki.